Halleluja. Labas rytas bažnyčia, atiduoda visą šlovę ir visą garbę vieninteliam ir nepakartojamam Dievui ir mūsų viešpačiui Jėzui Kristui. Šiandien noriu kalbėti apie tai, kas yra mano duona. Kas yra mano duona, kas yra man duona, kas tau yra duona. Nes mes puikiai žinom, kad mūsų fizinis kūnas kiek gali ištverti be valgio, kiek galime ištverti be vandens. Kas krikščioniui yra duona, kas netikinčiam yra duona, kas vaikui yra duona, kas paaugliui yra duona ir kas yra brandžiam suaugusiam žmogui duona. Ir sutiksit su manim, kad tikrai bus atsakymai skirtingi. Tikrai bus atsakymai skirtingi. Vienam duona yra saldumynai, pyragai. Jis negali nė akimirkos, nė dienos praleisti. Kitam yra pramogos, geras laiko praleidimas, draugai, bičiuliai. Jis be šitų negali. Kažkam tai dar kažkas tai. Kas yra man duona? Aš krikščionis, jeigu tu krikščionis, mes ką darom, mes kreipiam žvilgsnį, ką kalba Dievo žodis apie duoną. Jėzus sako, aš esu gyvenimo duona. Aš esu gyvenimo duona. Aš esu tas, sako Jėzus, kuris gali numalšinti tavo alkį. Ir aš vienintelis galiu numalšinti tavo alkį. Ar tikrai yra taip šiandien mūsų gyvenimuose? Nes brangieji, velnias ir piktasis, jis nieko neišranda, jis tik kopijuoja. O kopijuoja tam, kad atitraukti nuo tiesos tave ir mane. Jis pakiša arba kiša pakaitalus, žinodamas ir labai gerai žinodamas ir labai gerai pažindamas žmogaus prigimtį, jo norus. Jis siūlo ką? Pakaitalą. Imk tą, o kaip bus tai, kaip bus gerai. Skaičiau tokią istoriją, kaip Japonijoje kalba, kad, sako, japonai turi 2 skrandžius, gal girdėjo tokią istoriją. Japonai sako, taip kalbam, japonai patys kalba, sako, mes turim 2 skrandžius. Vieną skrandį mėsai, vaisiams, daržovėms ir kitą skrandį ryžiams. Ir kiek mes bevalgytume mėsos, daržovių, vaisių, žodžiu, šitą pirmąjį skrandį, be pripildytum, kol mes nepavalgom ryžių, mes esam alkani. Krikščionis, kaip su mumis? Mums reikalingos ir pramogos, mums reikalinga, kad mūsų siela irgi ir džiaugtųsi, ir grožėtųsi, ir miškas. Mums reikalingas, kad ir poilsis kūnui, jam reikia. Nes tu nuvarysi ir per anksti atsigulsi į grabą ir viskas. Tai reikalinga. Bet kol nepavalgom duonos tikrosios, kurie ateina iš dangaus, krikščionis yra alkanas. Ar tikrai taip? Štai koks klausimas šiandien man. Inga, ar tikrai taip? Ar tu jautiesi alkana, jeigu tu nepavalgai dangiškos manos? Oho,
ir dažną kartą aptinkam kitokį atsakymą, kad mes patenkinti be šitos dangiškos mamos. Kodėl aš tai drįstu sakyti? Kad vis nepatenkinimas, nepasitenkinimas kažkoks. Ir kad tą nepasitenkinimą patenkinti, aš vėl ieškau, kad pirmąjį tą skrandį užpildyti turiu. Vietoj to, kad žiūrėti ir imti tą dangišką maną, kuri pasotintų ir pamaitintų tą mano įsprigimą. Ar aš čia viena tikrai taip aptinku? Deja ne, deja ne, deja ne. Ir čia tiesiog pamąstymui kiekvienam iš mūsų. Ką tu valgai? Kas tave pamaitina? Kas tave pamaitina? Kas tave maitina, va taip ir gyveni. Jeigu tu valgai saldumynus, paklauskit vaiko, ar jam gana yra saldainių. Ar jis pasakė, nežinau, nebent kada jau gautųsi apsivemtų ir apsinuodintų. Bet šiaip jam negana, iškris dantis, kirminų atsiras, bet jam nebus gana. Taip elgiasi vaikai ir suaugę tėvai žinodami riboja saldumynus. Pažiūrėkime į paauglius. Pramogos, gerai atrodyti, kad tik mane ir tai yra pagal jų amžių normalu. Bet iki ribos ir tėvai žinodami riboja pramogas, riboja tą į mane žiūrėkit ir riboja. Brandus žmogus, suaugęs žmogus, jeigu jis valgo diena iš dienos saldainius, jeigu jis ištisai pramogauja, miega, gulisi ir po miškus tik vaikšto, gyvenimo tikrojo jis nematys. Todėl, ką valgo ne tą duoną, kuri pamaitina. Jis maitina tą antrąjį skrandį, o tą pagrindinį, iš kur ateina gyvybė, gyvenimas, apšvietimas, tiesa. Jėzus sako, kas valgo mane, tas gyvens. Kada aš gyvenu, kada tiesa manyje, kada aš matau viską šviesoje, tada aš gyvenu, nes aš matydama šviesoje, aš galiu teisingai įvardinti. Teisingai aš įvardinusi, galiu priimti teisingus sprendimus. Tai tik dėl to, o tai palauk, tai ir yra gyvenimas. Bet jeigu šita duona, kas yra žodis, tai yra duona, Dievo žodis yra duona kasdienė man. Ir brangiai galim pasakyti, ir pyragėlis kartais skanu, ir žuvytė, ir silkutė skani, bet duonos, jeigu nėra tą dienikį, aš alkana. Tai mano fizinis kūnas išduoda, nu aš alkana, man reikia duonikės, nu dar sviestuko. Bet taip ir mano vidiniam žmogui. Mano vidiniam žmogui. Jeigu aš nepavalgau kiekvieną dieną tos duonos, ribotai, bažnyčia, ribotai. Ta prasme, jeigu tu visą dieną valgai tik duoną, kas atsitinka su žmogaus organizmu? Užkietėja viduriai. Ir mes turėjom patirties, kad citatų pilna, o širdelės mažos ir viduriai užkietėjo. Suprantat? Mana yra duodama tai dienai. Dievo žodis yra duodamas tai dienai, kad jų mąstytum, apmąstytum, suprastum, pradėtum įgyvendinti. Kita diena vėl yra porcija, neprikaupsi, susmirsta. Taip pat kaip izraelitams buvo tai dienai. Tik tai kada sakė pasirinkit antrai dienai? Iš šeštadienio į sekmadienį. Sekmadienį tu turi būti su saviškiais. Kas tau duona? Ar tau duona yra pabūt su savaisiais?
su tokiais pačiais, kurių tikslai tie patys, ta prasme, amžinybė, kurių tikslas, kurių moralė, kurie juda toj pačioj, tam pačiam kelyje eina. Ar vis dėlto ne? Kas yra mano duona? Ir brangieji, tikrai skiriasi mano artimųjų, galbūt draugų duona nuo mano duonos. Jeigu jie tikintis, tai taip. Bet dažną kartą, ką mes aptinkam, kad mano artimųjų, mano šeimos narių, mano giminės duona yra kita. Ir jeigu aš per ilgai valgau jų duoną, tu numirsi. Tu apsinuodysi, tu versi. Tai ačiū Dievui. Žiūrėkit, kai apsinuodijam, kada mes išvemiam, ačiū Dievui. Bet kartais būna, kada reikia skrandžius plauti. Dažną kartą reikia ir medikų pagalbos. Kokią duoną valgai? Kokią duoną tave? Kurie tu duoną pasisotini? Rinkis gyvenimo duoną. Rinkis Kristaus duoną. Rinkis jo dvasią, kuri atgaivins ir tavo sielą, ir tavo kūnui bus gerai. Noriu paskaityti iš Jono Evangelijos keletą raštų vietų, kur viešpats Jėzus pats sako. Jono 6:27. Čia prieš tai istorija, kai pavalgydina Jėzus minią, o 26 eilutė jau Jėzus sako, prabilo į juos, iš tiesų sakau jums, jūs ieškote manęs ne dėl to, kad esate matę ženklų, bet kad prisivalgėte duonos lygi soties. Čia eina kalba apie tą, kad jis fiziškai juos pamaitino. Ir toliau 27. Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, ne dėl fizinės duonos, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui. Jo duos jums žmogaus sūnus, neduos niekas kitas, nei miškai, nei laukai, nei gera tavo graži šeima, nei tobulas sutuoktinis, nei anūkai, nei proanūkiai, neduos, išsiblaivinkim, išsitrinkim galvą pagaliau. Jį duos žmogaus sūnus. Nerandat? 6:35 vėl sako Jėzus, aš esu gyvybės duona. Kas ateina pas mane, niekuomet nebelgs. Niekuomet nebelgs. Vadinasi, tą dieną aš atėjusi pas jį, susitikusi su gyvu Kristumi, ne su paveiksliuku, kaip aš pamokslavau čia vieną sekmadienį. Susikurta savo paveikslą, susikurta pagal Dievo žodį, bet paveikslą, kur ateinu, padėkoju, nusilenkiu gerajam Dievui, paveiksliukam, amen. O Jėzus dar sako, palauk, aš dar norėjau tau pasakyti kažką. Nereikia. Suprantat, kai su gyvu turi, tu nežinai, kas bus. Kai tu ateini pas mane, tu nežinai, kaip bus. Tu pažįsti Ingą, bet kaip išsirutulios pokalbis, tu nežinai. Nes tu turi gyvą, su gyvu. Bet pasikabink namuose pastorės Ingos paveiksliuką. Ir dėkok jai. Juokauju, bet nejuokauju. Ir pamatysi skirstumą savo širdies. Atsakyti paveiksliukas negali. Tu nematai veido išraiškos. Tu negirdi balso tembro, nieko. Paveikslas. Ir daugelis krikščionių turi susikūrę pagal Dievo žodį paveikslą ir įsirėminę. Nu tai kas gali būti
kažkur ir pasilikę. Suprantat, kažkur ir pasilikę. O Dievas gyvas kiekvieną dieną. Aš sako, naujas kas rytą. Kas buvo vakar, to nebėra, šiandien nauji dalykai. Naujas rytas, dabar naujas rytas. O tu jau dar, bet prieš 10 metų tai buvo taip. Mes esam linkę įsimylėti tobulą bažnyčią. Tobulą, gražią, kur meilė viešpatauja ir visi tik taip link tave šokinėja. Bet tą mylėti vietinę bažnyčią, į kurią Dievas atvedė, kurioje tu gimei, kur pridėjai, kur vyksta visko. Mes nenorim ir sakom, čia ne ta bažnyčia, duokit kitą bažnyčią, geresnę bažnyčią. O tuo geresnis, būk geresnis ir daryk geresnę bažnyčią. Ir daryk tobulą bažnyčią. Bet įsimylėti šitą tobulą įsivaizduojamą bažnyčią nebus žemėj tobulos bažnyčios, nes Dievas renka netobulus, lošus, aklus, korčius, sužeistom širdim, pasimetusius žmonės. Ir atvedi bažnyčią ir sako, iš jų padarysiu. O, todėl nustok iliuzijom ir fantazijom gyventi. Daryk, ką gali geriausio šiandien. Jeigu tavo ranka pajėgia, ką daryk, ir daryk, o tavo ranka pajėgia. Ir nusidedam, jeigu mes nedarom tą, ką tavo ranka šiandien pajėgia. Tu nusidedi, ir tu nusidedi, ir tu nusidedi. Jeigu tu nedarai tai, ką tavo ranka pajėgia, šiandien daryk. Dievas nereikalauja daugiau, negu tu šiandien gali. Jis neuždeda naštų tų, kurių tu negali panešti. Nustok lakstyti ir gelbėti pasaulį. Gelbėtojas yra. Tai yra Jėzus Kristus. O tu gyvenk jo duotą gyvenimą ir šito gyvenimu liudyk ir šauk pas Kristų. Čia yra reikalų. Aš esu gyvybės duona, 6:48. Jūsų dykumoje, jūsų tėvai valgė dykumoje maną ir mirė, o štai ši duona yra nužengusi iš dangaus ir kad kas ją valgys, nemirtų. Bažnyčia, jeigu tu ir aš kiekvieną dieną tom porcijytėm, kad dantis neatšiptų, kad skrandis nesustotų, kad virškinimas nesutriktų, valgom tą dangišką maną, atsigeriam šituo gyvuoju vandeniu, kur yra jo dvasia. Mes nemirsim, mūsų kūnai atsiguls, bet mūsų dvasia, kuriam žina, mūsų siela, kuriam žina, ji nemirs. Ir tada nereiks užduoti klausimą, Inga, ar tavo Dievas gyvas? Nu jo, raštas sako, kad gyvas. Aš sakysiu, tai gyvas, nes gyvybė teka jo per mane. Taip kaip giedam, jo gyvybė teka per mane, haleliuja. Tai gal susimastom, jo gyvybė teka per mane, vadinasi, ji mane atgaivina, ji mane prikelia, ji mane sustiprina. Ir dėl to aš šiandien stoviu. Ir dar kaip stoviu, ohoho, dvasioje, ne šitam, žinai, ir šitam reikia pasimankštinti. Vienos Korintiečiams 10:11 yra, atsimenat šitą, įspėjantis pavyzdžiai. Kaip izraelitai įėjo, nu taip, viešpatie, kaip viskas žinoma. Ir 11 eilutė, 1 Korintiečiams 10:11, aš čia neskaitysiu, jūs namuose paskaitykite, ar tau yra duona. Ir jeigu tau yra duona, paskaitysi prieš tai, prisiminti. 11 eilutė sako, visa tai jiems, va šitiems, bet ten tolimiesiems, ne prie ko mes ne prie ko, ten jiems, izraelitams, žydams, kurie neklausė. Bet 11 eilutė sako, visa tai jiems atsitiko kaip pavyzdys.
įspėti man parašyta, įspėti man, kurie gyvename amžių pabaigoje. Man įspėti, va šitie pavyzdžiai yra, ką man įspėti. Kad jeigu aš taip gyvensiu, jeigu aš valgysiu saldumynus ir vien nuolat pramogausiu, uliavosiu ir po miškus lakstysiu, gero nelauk. Gero nelauk, nu nesitikėk gero, nes nepamaitina tavęs. Todėl, kas tarėsi stovys, te žiūri, kad nepultų. Jums tekia išmėginimai, tai yra žmogiški. Kokie išmėginimai? Saldumynų daug nevalgyk. Dantis iškris ir kirminai pradės veisis. Ilgai nepramogauk iki paryčių, nes pakei ištinsi. Ir galva dvejinsis. Vat išmėginimai kokie. Nu taip. O seniam yra kitie išmėginimai. Dvasioje seniam, atsiprašau, jeigu ką užgalvoju. Bet labai suprantama, vaikas, paauglys ir senis. O seniai prie jūros ilgai negulėkit. Nėra daug reikai, kokį čia pasakymą. Po krautuvės nelakstykit. Kas ten daro? Spaudėm sukils. Spaudėm sukils. Nes pamatysi daug. Daug mašinų brangių nežiūrėk, nes pradės širdis apkarsti, kad tu negali įsigyti vyrą vėl kažkokių instrumentų, nežinau žodžiu. Prisitaikykit savo. Ne, čia pastoriai. Tai vieną pastorį tik ir uliavos. Uliavoja mašinas. Mašinas tik perk, namus tik stato. Ir neužmirškit, kad gyvybė nepriklauso nuo tavo turto. Tavo gyvybė nepriklauso. Kaip tavo siela išprususi, kiek tu diplomų turi pasikabinės, jie yra gerai, bet gyvybė nepriklauso nuo tavo diplomų. Tavo gyvenimas irgi. Gyvenimas priklauso nuo tai, kokią duoną valgai. Ką valgai? Ką valgai, toks ir esi. Raštas sako, Efeziečiams 5:13. Labai man patinka šitą eilutę, aš dažną kartą taikau savo. Pabusk, Inga, kurie apsnūdai, kelkis iš numirusiųjų ir Kristus apšvies tave. Ir dažną kartą, kai ateina man tas, kelkis iš numirusiųjų, stokis ant kojų, Kristus apšvies ir tu pamatysi, kiek turi ir jėgų, ir išminties, ir įžvalgos atlikti tai dienai skirtus darbus. Amen. Man vienai tai veikia. Man Dievo žodis veikia 100%. Bet jum tai irgi tas pats žodis. Mano maistas, pamenat Jėzaus pasakymą. Jono 4:34. Kai mokiniai nuėjo į miestą nupirkti duonos ir parnešė. Ir Jėzus sako, ne, paskaitykim. Jono 4:34. Tuo tarpu mokiniai ėmė raginti, rabi pasistiprinti šiek tiek aukščiau. O jis atsiliepė, aš turiu valgyti maisto, kurio jūs nežinote. Ta diena, tada dar jie nežinojo. Ir Jėzus sakė, aš turiu valgyti, kurio nežinau. Šiandien, jeigu tu sakai, kad tu nežinai, tu esi bevalis. Tu žinai, kokį maistą valgyti. Tu žinai, kas tave pasotina. Tu žinai, kokį vandenį gerti. Tu žinai tiesą. Ir neapgaudinėkim, nes priimdami Kristų, priėmėm tiesos dvasią, kuri neduoda mums užmigti. Ji ragina, ji primena, ji žadina. Visiems be išimčių. Bet ką padarom? Tylėk.
dabar yra rimtesnių reikalų, dabar yra rimtesnių darbų, dabar čia man svarbu, čia. Ir mes glušinomės, tylėk. Tada mokiniai pradėjo vienas klausinėti, nejaugi kas jam atnešė valgyti, bet Jėzus tarė, mano maistas vykdyti valią to, kuris mane siuntė ir baigti jo darbą. Mano maistas. Koks tavo maistas? Koks tavo maistas? Koks mano maistas? Ar ne tai, kad atlikti tai, ką Jėzus pradėjo? Ta prasme, tęsti mums mirties ant kryžiaus nereikia. Sako, gyvenkit Jėzus. Sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir Jėzaus šauksmas bus gyvenkite. Kokį gyvenimą? Dievišką, pilnavertį. Apsčiai, sako, atėjau, kad jūs turėtumėte gyvenimą. Štai ir yra mūsų ta paskirtis, pašaukimas. Kas tas apsčiai? Man gyvenimas. Kas ta apstybė tau yra? Toje aplinkoj, kaip tą gyvenimą padaryti matomą kitų žmonių akims. O, kokia užduotis. Štai koks pašaukimas. Štai kokia tėvo valia yra. Nugyventi gyvenimą, kuris būtų vertas jo sūnaus mirties. Oho. O ką jūs galvojate? Šiaip? Aš niekam, aš eilinis. Taip, ir aš ir tu, mes eiliniai. Bet pašaukimas neeilinis. Kiekvienam. Dievo stebuklas čia ir yra. Jis susirinko visus, kurie tik atsišaukė. Paliegėlius, nusmurgusius, aklus, luošus. Ir iš jų daro stebuklą. Kokį stebuklą? Jie nugyvens, sako, gyvenimą, kuris buvo vertas mano sūnaus mirties ant kryžiaus. Wow! Ir čia esi tu ir aš. Mažas pašaukimas? Ar mažas pašaukimas? Ir čia nei nuo vietovės priklauso, nei nuo to išsilavinimo, kaip kad ta prasme, aš mažai išsilavinęs, nieko panašaus. Nugyven gyvenimą, verta, kad Kristus numirė už tave, už mane, kad nebūtų šiaip. Tai toks klausimas, kokią duoną aš valgau ir ar gerai naudoju laiką. Čia gal apie laiką reikia dar atskirą laiką skirti, kad pakalbėti. Pabus, kuris mėgi. Ir jeigu apsnūdai, kelkis. Ir jeigu jau nieko nebematai, šaukis tada. Ir jeigu jau šauktis nebegali, prašyk, kad kas šauktis už tavęs. Tada savo širdimi šaukis, klūpodamas ant kelio. Ir pamatysi Dievo stebuklą. Eilinį kartą pamatysi Dievo stebuklą savo gyvenime, kaip jis prikels iš numirusiųjų. Nes jis tam ir atėjo, jis tam ir numirė. Kad sako, aš nė vieno nepražudyčiau. Todėl man ir tau šiandien vis dar yra šansas keltis iš numirusiųjų. Ir valgyti tą duoną, kuri pamaitina. Ir valgyti tą duoną, kurioje yra visos maistingos medžiagos. Visos. Nes ta mana ateina iš dangaus. Kaip? Per Dievo žodį, per jo preiškimą, per mąstymą, per maldą. Kaip tu nori, tai pasirink. Bet valgyk šitą duoną, kuri ateina iš dangaus. Ir kuri yra skirta pamaitinti kiekvieną žmogų. O tuo labiau Dievo vaiką. Amen. Dėkoju.